Sveiki, jūsų dėmesio į savaitinę apžvalginę laidą Saugumo vektoriai. Ir šią savaitę mūsų pasaulyje toliau tęsiasi trileris pavadinimu Ar žlunga vakarų vieningas alijansas, ar jau mes matome Amerikos ir Europos skyrybas. Ir dabar trumpai apie tai, ką matysite laidoje. Nors daug girdime naujienų apie derybas dėl taikos Ukrainoje, bet mano manimu tai tik Trumpui vaidinamas spektaklis, mat nė viena pusė negali viešai pareikšti, kad nenori derėtis. Tad dabar stebime kruopščiai Ukrainos ir Rusijos diplomatų kuriamas scenas, kad visi nori derėtis, bet tuo pačiu suvokia, kad Rusijos primestomis sąlygomis bent jau dabar karas nesustos. O kur kas dramatiškesnis veiksmas vyksta, kai kalbame apie Amerikos ir Europos santykius. Ir kai kurie Europos gynybos ekspertai ir politikai tai vardyja tiesiai šviesiai. Jungtinės valstijos oficialiai paskelbė apie savo saugumo garantijų Europai pabaigą. Tačiau šiandien kalbėsiu apie Amerikos ir Europos santykius, apie Europos nesugebėjimą atsibusti iš letargo miego ir suvokti, kad taip, kaip buvo, jau nebebus. Ir reikia patiems pradėti rūpintis savo saugumu. Papasakosiu ir apie ES šalių cinizmą, kai kalbame apie Rusijos įšaldytų pinigų panaudojimą ir pagalbą Ukrainai. Apie tai, kaip Europos valstybės suka uodegą, kad tik nereikėtų atiduoti pinigų Ukrainai. Be to dar kartą pakalbėsime apie Vokietijos ir Didžiosios Britanijos kariuomenių bėdas, nes jos lenda į viešumą viena po kitos. Na pavyzdžiui, Vokietija didžiausia Europos ekonomika ir šalis pažadėjusi sukurti stipriausią konvencinę kariuomenę žemynę, po 5 metų bandymų vis dar negali priversti savo kariuomenės skaitmeninių radijo ryšio priemonių veikti. O mums kas iš to? Ogi tai, kad jei Rusija užpultų Lietuvą ar kitas Baltijos šalis, vokiečių pagalbai mūsų šalį gali užtrukti 3 kartus ilgiau nei planuota. Tad mums vieniems gintis reikėtų ilgiau nei mes planavome anksčiau. Tad šį kartą kalbėsiu, kaip byra Amerikos ir Europos santykiai, kodėl Europa gali kaltinti tik save ir ką Amerikos pasitraukimas, Europos karinis neveiksnumas ir politinis paralyžius reiškia mums, pafrontės valstybėms. Nes atrodo, kad patogumo ir komforto era baigėsi. Atėjo laikas sumokėti sąskaitą už 80 metų strateginio pasitenkinimo. Tik bėda tame, kad senoji Europa greičiausiai negali tos sąskaitos apmokėti. Ir pradėkime nuo Amerikos, kuri atvedė Europą prie realybę rodančio veidrodžio, nors Europa dešimtmečius apsimetinėjo, kad tokios realybės nėra. Kalifornijoje vykusiame Reigano gynybos forume stovėdamas prieš gynybos pramonės vadovus ir karo vadus, Petas Heksetas rėžė kalbą apie nuo 1945 egzistavusią pasaulio tvarką. Tačiau baigėme su idealistiniu utopizmu, paskelbė Jungtinių valstijų gynybos sekretorius, pasveikinęs dabar dominuojantį kietąjį realizmą. Ir ne vienas Europos politikas ir gynybos bei geopolitikos ekspertas šį posūkį pavadino tuo, ką daugelis įtarė, bet nedaugelis norėjo pripažinti. Baigėsi Amerikos saugumo garantijų Europai era. 80 metų trukusi apsauga, leidusi žemynui atsigauti, klestėti ir mėgauti socialinę gerovę, savo gynybą perdodant į Vašingtono rankas. Laikai, kai Jungtinės valstijos kaip graikų mitologijos herojus Atlantas ant savo pečių rėmė visą pasaulio tvarką, baigėsi, rašoma nacionalinėje saugumo strategijoje, paskelbtoje vos kelios dienos prieš Hekseto kalbą. Tai nebuvo rinkiminė retorika ar derybų grasinimai. Tai buvo oficiali Amerikos politika, pasirašyta prezidento Donaldo Trumpo ir įtvirtinta vyriausybės pagrindinėme strateginėme dokumente. Ir skirtingai nuo ankstesnių administracijų, kurios švelniai ragino Europos sąjungininkus didinti gynybos išlaidas, tuo pačiu išlaikydamos saugumo skėtį, Trumpo komanda tą skėtį visiškai atimė. Ir tai padarė neslepiant panikos patogiam savimi patenkintam žemynui, kuris Amerikos apsaugą laikė ne dovana, o teisę. Lietuvai ir Baltijos valstybėms, NATO nariams, kurie niekada nepamiršo Rusijos grėsmės, išlaikė rimtas ginkluotasias pajėgas, Amerikos pasitraukimas reiškia egzistencinę krizę. Dabar mes stebime, kaip griūva saugumo architektūra, kurią tikėjome ir vis dar bandome tikėti toliau. Ir ją griauna ne Rusijos stiprybė, o vakarų Europos silpnumas ir Amerikos išsekimas. Klausimas nebėra, ar Europa gali apsiginti pati. Klausimas yra, ar Europa po 80 metų strateginio vaikiškumo ir neatsakomybės supranta, ko iš tikrųjų reikia gynybai. Na, o Hekseto kalba Reigano forume buvo aiškiausias iki šiol Trumpo America First doktrinos taikomos kariniai strategijai pavyzdys. Gynybos sekretorius pradėjo tai, ką galima apibūdinti tik kaip visapusišką puolimą prieš pokario Jungtinių valstijų užsienio politiką, skriaudžiant buvusius prezidentus ir generolus ir skelbiant, kad Amerikos utopinio idealizmo era baigėsi.
Heksitas paaiškino, kad naujas Amerikos karinis dėmesys sutelktas į vakarų pusrutulį. Jis sakė, kad Jungtinės valstijos neturėtų suklaidinti demokratijos kūrimas, intervencionizmas, neapibrėžti karai, režimo keitimas, klimato kaita, moralizavimas ir neveiksmingas tautų kūrimas. Vietoj to mes pirmiausia atsižvelgsime į praktinius konkrečius mūsų šalies interesus. Tai reiškia esminį Jungtinių valstijų strateginių prioritetų pertvarkymą, kuris aiškiai sumažina Europos svarbą Amerikos užsienio politikoje iki geriausio atveju trečiojo lygio klausimų. 1823-aisiais prezidento Jameso Monroe įkurta Monroe doktrina paskelbė vakarų pusrutulio Amerikos įtakos sferą ir įspėjo Europos valstybės dėl tolesnės kolonizacijos ar kišimusi į Amerikos reikalus. 2 šimtmečiais ši doktrina formavo Amerikos užsienio politiką Lotynų Amerikoje, dažnai sukeldama prieštaringų vertinimų. Dabar Trumpas pridėjo tai, ką jo nacionalinio saugumo strategija vadina Trumpo išvada prie šios XIX amžiaus politikos – Amerikos dėmesio atkūrimas savo geografiniai kaimynystiai, aukojant globalinius įsipareigojimus. Jungtinio štabo pirmininkas generolas Denas Keinas dar labiau pabrėžė šį naują vakarų pusrutulio prioritetą. Per pastarosius kelerius metus mūsų kaimynystėje nebuvo daug amerikiečių karinės galios. Įtariu, kad tai greičiausiai pasikeis, sakė jis. Na, o Heksitas užsiminė, kad kariuomenė aktyviau dalyvaus pietinės sienos su Meksika patruliavime. Sieną saugusime iš dalies organizuodami mokymus ir aprūpindami vienetus specialiai skirtus sienos gynybos misijoms, įskaitant operacijas sausumoje, jūroje ir ore. Ir šis dėmesys vakarų pusrutuliui reiškia dramatišką pokytį palyginti su globaliais įsipareigojimais, kurie daugelį kartų apibrėžia Amerikos strategiją. Heksitas aiškiai pareiškė, kad Pentagonas teisingai teiks pirmenybę tėvynei ir pusrutuliui, o grėsmės kitose regionuose turėtų būti sprendžiamos pačių Amerikos sąjungininkų pastangomis ir imtis pagaliau realių veiksmų. Įdomu tai, kad nors Trumpo administracija laikosi griežtesnės pozicijos narkotikų kontrabandininkų atžvilgių Karibuose, ji tuo pačiu metu atskleidė švelnesnį požiūrį į Kiniją. Prezidentas Trumpas ir jo administracija siekia stabilios taikos, sąžiningos prekybos ir pagarbaus santykių su Kinija, sakė Heksitas, pridurdamas, kad Amerika laikysis politikos gerbti istorinę karinę plėtrą, kurią vykdo Kinija. Jis pažymėjo, kad Pentagonas aiškiai vertina, kokia greita ir galinga buvo jų karinė plėtra. Ir ši žinia Europai yra aiški. Amerika gins savo tiesioginius interesus jėga, pragmatiškai prisitaikys prie kylančių galių, bet nebešvaistys savo karių gyvybių ir turto remdama turtingus sąjungininkus, kurie atsisako gintis patys. Heksitas pagyrė šalis, kurios padidino gynybos išlaidas, konkrečiai paminėdamas Pietų Korėją, Lenkiją, Baltijos šalis ir Vokietiją. Bet tai vardijo kaip minimalų reikalavimą suverenioms valstybėms. Sąjungininkai nėra vaikai, aiškiai pareiškė jis. Mes galime ir turime tikėtis, kad jie atliks ir savo dalį. Šis globėjiškas tonas buvo sąmoningas. 80 metų europiečiai buvo traktuojami kaip vaikai. Saugomi, lepinami, jų saugumas buvo garantuotas nepriklausomai nuo jų pačių pastangų. Heksitas aiškiai pareiškė, kad šita era jau baigėsi. O prezidento Trumpo paskelbta ir pasirašyta nacionalinė saugumo strategija labai išsamei įformina šį strateginį persiorientavimą. Dokumente Trumpo vizija apibūdinama kaip lankstus realizmas ir aiškiai atmetama po Antrojo pasaulinio karo sukurta ir 80 mečius Amerikos palaikoma tvarka. Jungtinių valstijų užsienio politika visų pirma motyvuojama tuo, kas naudinga Amerikai. Šis apibrėžtas mąstymas darome tai, kas mums naudinga, tai yra viską, ką nusprendžiame daryti, yra intelektualinis pagrindas atsisakyti sąjungininkų ir įsipareigojimų, kurie nebetarnauja tiesioginiams Amerikos interesams. Tačiau žiniasklaida skelbia, kad be anksčiau skelbtos viešos saugumo strategijos yra ir nevieša dalis, kurią gavo gynybos naujienų portalas Defense One. Neaišku, ar ji tikra, nes Baltieji rūmai neigia, kad tokia egzistuoja, bet jei tikra, tada Europai nusimato dar liūdnesni laikai. Šis išsamesnis dokumentas apima skyrių padaryti Europą vėl didžią ir nurodo konkrečias šalis, su kuriomis Jungtinės valstijos turėtų daugiau dirbti, siekdamas jas atitraukti nuo Europos Sąjungos. Šios šalis tai Austrija, Vengrija, Italija ir Lenkija turi dešiniąsias vyriausybės, kurios atitinka Trumpo ideologiją. Dokumente teigiama, kad Amerika turėtų remti partijas, judėjimus ir intelektualus bei kultūros veikėjus, kurie siekia suvereniteto ir tradicinio europinio gyvenimo būdo išsaugojimo ir atstatymo, tuo pačiu išliekant proamerikietiškais. Neskelbtoje versijoje taip pat siūloma sukurti naują tarptautinę organizaciją CO5 arba C5, kurią sudarytų Jungtinės valstijos, Kinija, Rusija, Indija ir Japonija.
Pažymėtina, kad ši grupė visiškai neįtraukia Europos valstybių. C5 reguliariai rengtų susitikimus konkrečiomis temomis, o pirmasis siūlomas darbotvarkės klausimas būtų saugumas artimuosiuose rytuose, konkrečiai Izraelio ir Saudo Arabijos santykių normalizavimas. Pranešimas aiškus, didžiosios valstybės tvarkys pasaulio reikalus, o Europoje tą klubą neįtraukta. Dokumente ES kritikuojama labai griežta. ES veikla apibūdinama kaip kenkiančia politiniai laisvė ir jos laisviai. Europos vyriausybės kaltinamos laisvos kalbos cenzuravimu ir politinės opozicijos represijomis, o žemynų ekonominiai rezultatai vertinami labai neigiamai. Europos dalis pasaulio BVP sumažėjo nuo 25 procentų 90 metais iki 14 procentų šiandien. Iš dalies dėl nacionalinių ir tarptautinių reglamentų, kurie kenkia kūrybiškumui ir iniciatyvumui. NATO irgi kritikuojama kaip nuolat besiplečiantis alijansas, o jungtinės tautos ir kitos tarptautinės institucijos smerkiamas kaip vadovaujamas atviro antiamerikietiškumo, kuris aiškiai siekia panaikinti valstybių suverenitetą. Tai yra institucijos, kurias Amerika sukūrė, skatino ir vadovavo kartų kartoms. Dabar jos atmetamos kaip kliūtis. Amerikos veiksmų laisviai. Na, o konkrečiau Ukrainos klausimų strategijoje aiškiai nurodoma, kad Jungtinių valstijų pagrindinis interesas yra derėtis dėl greito ugnies nutraukimo ir atkurti strateginį stabilumą su Rusija. Na, o Rusijos invazija į Ukrainą neminima kaip grėsmė Amerikos interesams. Vietoj to problema apibūdinama kaip Europos nerealistiški lūkesčiai dėl karo. Ir tai, kad mažumos ir nestabilios vyriausybės, kurių daugelis paniekina pagrindinius demokratijos principus, siekdamas slopinti opoziciją, trukdo taikai, keldamas pavojų demokratiniams procesams. Strategijoje Amerikos vaidmuo aiškiai apibrėžimas ne kaip Europos sąjungininkė prieš Rusijos agresiją, bet kaip arbitras tarp Europos ir Rusijos. Europos ir Rusijos santykių valdymas pareikalaus didelių diplomatinių pastangų iš Jungtinių valstijų, siekiant atkurti strateginio stabilumo sąlygą žemyne ir sumažinti konflikto tarp Rusijos ir Europos valstybių riziką. Tai reiškia nepaprastą pasikeitimą. Vašingtonas tampa neutraliu tarpininku tarp NATO sąjungininkų ir joms grėsmę keliančios jėgos. Europos lyderių reakcija parodė šoką, neigimą ir pavėluotą realybės suvokimą, kurį daugelis atsisakė matyti. Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas, kalbėdamas viename renginyje Berlyne, pateikė bene atviriausią vertinimą. Tai, ką kadaise vadinome vakarų pasauliu, tokia forma, kokia buvo anksčiau, nebeegzistuoja. Geriausiu atveju tai tebėra geografinis pavadinimas, bet nebe ryšys, kuris mus sieja. Ir tai nebuvo nereikšmingas diplomatinis pareiškimas. Merzas pripažino idėjos, kuri nuo 1945 apibrėžė transatlantinius santykius mirtį. Bendros civilizacijos susietos bendromis vertybėmis ir abipusiais saugumo įsipareigojimais koncepcija. Merzas sakė, kad naujoji Jungtinių valstijų nacionalinio saugumo strategija aiškiai parodė, kad viceprezidento J.D. Vance'o kalba, kurioje jis griežtai kritikavo Europą vasario mėnesį Miuncheno saugumo konferencijoje, buvo ne klaida, o Amerikos strateginio persiorientavimo pradžia. Kalbėdamas su žurnalistais Mainze, netoli didžiulės Amerikos oro bazės Ramšteinė, Merzas apibūdino naujosios Amerikos strategijos elementus kaip suprantamus. Kai kurie iš jų yra priimtini, o kai kurie nepriimtini mums, europiečiams. Ir jis sakė, kad dokumentas patvirtina mano vertinimą, kad mes Europoje, taigi ir Vokietijoje, turime tapti daugiau nepriklausomi nuo Jungtinių valstijų saugumo politikos. Tačiau Merzas taip pat atskleidė skausmingą tiesą, kad Europa pati prisikvietė tokį elgesį. Jau daugelį metų abiejų partijų Jungtinių valstijų prezidentai prašė Vokietijos didinti karinės išlaidas. Galiausiai prireikė karo ir Amerikos įžeidinėjimų, kad pagaliau būtų imtasi veiksmų. Vis dėlto net ir pripažindamas Europos nepriklausomybės būtinybę, Merzas negalėjo susilaikyti nuo apeliavimo į Amerikos savanaudiškumą. America First yra teisėta, bet America Alone negali būti Jungtinių valstijų interesas, sakė Merzas. Jums taip pat reikia partnerių pasaulyje ir vienas iš tų partnerių gali būti Europa. Jei negalite susitarti su Europa, tai bent jau padarykite Vokietiją savo partnerę. Būtent tai aš jums ir bandau padaryti, tikino Merzas. Šis prašymas padaryti Vokietiją savo partnerę, net jei atsisakyti Europos, atskleidžia beviltišką padėtį, kurioje atsidūrė Europos lyderiai. Jie priversti dėrėtis dėl menkų Amerikos dėmesio trupinių, siūlydami save kaip jaunesniuosius partnerius bet kokiuose Vašingtono planuose, tikėdamasi taip užsitikrinti apsaugą. Na, o Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Vokietijos atsakas buvo Londone surengtas skubus viršūnių susitikimas.
Ministras pirmininkas Keiras Starmeris priėmė Vokietijos kanclerį Merzą, Prancūzijos prezidentą Emmanuelį Macroną ir Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, siekdamas parodyti Europos vienybę ir ryžtą. Mes tvirtai stovime Ukrainos pusėje, pareiškė Starmeris. Norime pasiekti ilgalaikę ir teisingą taiką. Tačiau viršūnių susitikimas atskleidė daugiau silpnumo nei stiprybės. Po pokalbio su Trumpu lyderiai paskelbė pareiškimą, kuriame pažymėjo, kad tai buvo kritinis momentas Ukrainai, jo žmonėms ir bendram saugumui visoje euroatlantinėje zonoje. Paliktas kalbos neaiškumas buvo tyčinis, jis neturėjo jokio realaus plano, kaip atsakyti į Trumpo taikos pasiūlymą Ukrainai, tik norą, kad su jais būtų konsultuojamasi prieš išardant Europos saugumo architektūrą. Merzas prisipažino, kad skeptiškai vertina kai kurios Vašingtono siūlomus punktus, o Macronas pareiškė, kad svarbiausia dabar yra suderinti Amerikos taikos viziją su ta, kuri vienyje Ukrainą ir Europą. Tai diplomatinė kalba, reiškianti kapituliaciją. Mes bandysime šiek tiek pakeisti Amerikos planą, bet pripažįstame, kad Amerika turi visus kozirius savo rankose. Galiausiai europiečiai pasikalbėjo apie tai telefonu su Amerikos prezidentu, bet pats Trumpas pripažino, kad pokalbis buvo gana aštraus tono ir pareiškė nenorą dalyvauti savaitgalio susitikime su Europos lyderiais, jei nebus rimtų perspektyvų susitarti. Manau, kad turėjome keletą nedidelių nesutarimų dėl žmonių ir pažiūrėsime, kaip viskas susiklosti, sakė Trumpas, pridurdamas, kad nenorime gaišti laiko. Na, o prezidento tonas buvo toks, kaip ir susierzinusio vadovo, kuris turi reikalų su vidurinės grandies vadovais, kurie nesupranta, kad yra atleisti, bet vis tiek ateina ir prašo patarimo. Jis aiškiai išreiškė savo panieką Europos lyderiams interviu Politico, vadindamas juos silpnais ir sakydamas, kad jie nežino, ką daryti. Europa, pasak jo, yra nykstantis ir save naikinantis žemynas. Prancūzijos prezidentas Macronas, remiantis daugelio šaltinių pranešimais apie nutekėjusius pokalbius, privačiai įspėjo, kad Jungtinės valstijos gali išduoti Ukrainą. Tačiau šis įspėjimas buvo išsakytas privačiai, o ne viešai. Tai rodo Europos paralyžių. Negalėdami pasiūlyti alternatyvos ir nenorėdami nutraukti santykių su Vašingtonu, Europos lyderiai yra priversti maldauti, kad jiems būtų suteikta vieta prie stalo, kur deramasi dėl jų pačių saugumo. Krizė tapo tokia aštri, kad Danijos gynybos žvalgybos tarnyba savo metinėje ataskaitoje apibūdino Jungtinės valstijas kaip potencialią grėsmę saugumui. Tai yra neįprastas NATO sąjungininkės pasisakymas apie aljanso lyderę. Danijos vertinime pažymėta, kad Trumpo Amerika naudoja ekonominę galią, įskaitant grasinimus dideliais tarifais, siekdama įgyvendinti savo valią ir nebeišskiria karinės jėgos panaudojimo galimybės net prieš savo sąjungininkus. Danų žvalgybos agentūra išreiškė neapibrėžtumą dėl Jungtinių valstijų kaip Europos saugumo garanto vaidmens. Tai yra tiesiog įvilkta į diplomatinę kalbą. Iš tiesų norėta pasakyti, kad Danai nebetiki, jog Amerika ateis Danijai į pagalbą. Šis vertinimas yra ypač aštrus, atsižvelgiant į Trumpo pakartotinius pareiškimus, kad jis nori užimti Danijos autonominę teritoriją Grenlandiją. Gegužę Trumpas atsisakė atmesti galimybę panaudoti karinę jėgą Grenlandijai užimti, motyvuodamas nacionalinio saugumo priežastimis ir galimybę kontroliuoti žaliavų atsargas. Na, o mokslininkų ir ekspertų bendruomenė yra atviresnė nei politikai, apibūdindami tai, kas vyksta. Anthony Gardneris, buvęs Jungtinių valstijų ambasadorius Europos Sąjungoje, nacionalinio saugumo strategiją pavadino 80 metų Amerikos dvipartinės politikos išdavystę. Ir tai nėra hiperbolė. Nuo Trumano administracijos laikų kiekvienas Amerikos prezidentas, nesvarbu respublikonas ar demokratas, karingas ar taikus, laikėsi pagrindinių įsipareigojimų – užtikrinti Europos saugumą. Gardneris pažymėjo, kad šis konsensusas buvo sugriautas. Na, o think tanko Atlantic Council vyresnysis Lotynų Amerikos analitikas Jasonas Marčakas apie naująją strategiją sakė: naujoji nacionalinio saugumo strategija gana aiškiai nurodo, kad mes nebegrįšime prie to, kas buvo anksčiau. Šis santūrus vertinimas slepia revoliucinį pokytį. Transatlantinė saugumo architektūra, NATO alijansas, kaip jis veikia, prielaida apie Amerikos įsipareigojimus, visa tai baigėsi. Galbūt labiausiai pesimistinis buvo vertinimas iš pačios Vokietijos. Roderikas Kiesviteris, buvęs Vokietijos kariuomenės generalinio štabo karininkas, dabar konservatyvus Bundestago narys, pavadino Trumpo saugumo strategiją antausiu. Tačiau jo tolesnis komentaras buvo dar reikšmingesnis. Kas tai prašo apie partnerius, tas jų negins, kai tai bus tikrai svarbu. O ką tai reiškia? Saugumo garantijų era baigėsi. Tai yra reikšmingas Vokietijos saugumo pareigūno prisipažinimas, kad NATO sutarties 5 straipsnis abipusio gynybos įsipareigojimas, kuris nuo 1949 buvo Europos saugumo pagrindas, nebegali būti laikomas patikimu.
Keisvyterio atvirumas atspindi augantį Europos supratimą, kad patogios prielaidos buvusios po šaltojo karo yra mirusios. Nuo Didžiosios Britanijos dienraščio The Telegraph gynybos ir užsienio reikalų redaktorius Konas Kohlinas viską išdėstė dar aiškiau, nurodydamas, kad Europos silpnumas yra ne tik diplomatinis, bet ir karinis. Dėl dešimtmečius trukusio nepakankamo investavimo į karinės pajėgas, rašė jis, Europos gebėjimas surengti tokią operaciją, remdamasis vien tik savo ištekliais, tikrai būtų iššūkis. Ir tai tik britiškas išsireiškimas apibūdinantis neįmanomą užduotį. Be amerikiečių pagalbos, palidovinės žvalgybos, oro paramos, logistikos, Europos karinės operacijos už savo sienų yra tiesiog neįmanomos. Vokietijos politologas Tomas Mülleris Farberis buvo dar griežtesnis. Niekas jau nebetiki, kad Amerika perplauks Atlantą su savo kavalerija, kad apgintų mus nuo puolimo, bet beveik niekas to nepasako viešai. Jis tvirtino, kad tai greičiausiai reiškia 80 metų trukusios pokario tvarkos pabaigą. O tada Europa susidurtų su agresyvia Rusija, panašiai kaip Europos valstybė susidūrė su agresyvia Vokietija prieš Antrąjį pasaulinį karą. Jo išvada aiški. Gali būti, kad esame tokioje pačioje situacijoje kaip 1939-aisiais. Bet šį kartą be amerikiečių. Tada liksime vieni kartu su visais kitais europiečiais ir ukrainiečiais. Maskvoje reakcija į Amerikos strategiją buvo vos slepiamas pasitenkinimas. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas sakė, kad amerikiečių strategijos pakeitimai iš esmės atitinka Maskvos viziją. Jis išreiškė viltį, kad naujas požiūris galėtų būti nedidelė garantija, kad galėsime konstruktyviai tęsti bendrą darbą, siekdami rasti taikų sprendimą Ukrainoje. Na, Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas nuėjo dar toliau. Jis gyrė Trumpą kaip vienintelį vakarų lyderį, kuris rodo supratimą apie priežastis, dėl kurių karas Ukrainoje buvo neišvengiamas. Lavrovas Rusijos parlamento aukštuosiuose rūmuose sakė, kad Maskva vertina Trumpo pasiryžimą dialogui. Po naujosios Amerikos saugumo strategijos išryškėjo demokratinis skirtumas tarp Trumpo Amerikos ir progresyviosios Europos. Tada atsiranda dvi vakarų pusės. Trumpo Amerika vienoje pusėje ir progresyvioji Europa kitoje. Pirmoji teigia atstovaujanti liaudės valią, jo antroji teisiniai valstybei. Prancūzų analitikai net uždavė klausimą, kas iš tiesų yra demokratiškesnis – Trumpo Amerika ar progresyvioji Europa. Šis klausimas, lyginantis Trumpo panieką institucijoms su Europos teisiniais apribojimais populistiniams judėjimams, praleidžia esminį dalyką. Vakarų pasaulio dalis, kurią Mercas paskelbė mirusia, niekada nebuvo susijusi su demokratinėmis vertybėmis. Ji buvo susijusi su bendrais saugumo interesais ir noru juos ginti jėga. Šiuo atžvilgiu Europos įsipareigojimas pasirodė esąs tuščias. Visos teisinės sistemos ir demokratinės procedūros pasaulyje neturi reikšmės, jei negali apginti savo teritorijos. Kai tapo aišku, kokio masto bus Amerikos pasitraukimas, Europos lyderiai skubėjo sukurti alternatyvius koordinavimo mechanizmus. Taip susiformavo neoficialus triumviratas, kurį sudarė Didžioji Britanija, Vokietija ir Prancūzija. 3 didžiausios karinės ir ekonominės galios žemyne. Tačiau šios grupės susiformavimas ir akivaizdus Lenkijos išskirimas atskleidžia tiek Europos silpnumą, tiek ir jos bandymus siekti strateginės autonomijos. Šis susitarimas įgavo formą šių metų gegužę, kai naujai inauguruotas Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas vyko į savo pirmosius užsienio vizitus. Kitą dieną po savo vyriausybės inauguracijos Merzas išskrido pirmiausiai į Paryžių, o po to į Varšuvą. Tačiau susitikimas Varšuvoje buvo nesėkmingas. Jį užgožė žinia, kad Merzas tą pačią dieną įvedė sienų kontrolę Lenkijos ir Vokietijos pasienyje, siekdamas sukontroliuoti nelegalią imigraciją. Tai buvo veiksmas, kurį Lenkijos pareigūnai vertino kaip įžeidimą ir ženklą, kad Merzui svarbiau buvo sumažinti kraštutinės dešinės AfD partijos patrauklumą Vokietijos rinkėjams, nei pagerinti santykius su Lenkija. Bet kokios viltis atgaivinti Veimaro trikampį, diplomatinį formatą, kuris kadaise jungė Vokietiją, Prancūziją ir Lenkiją, žlugo po 3 savaičių, kai Karolis Navrockis netikėtai laimėjo Lenkijos prezidento rinkimus. Navrockis, kuris be Donaldo Trumpo tiesioginės paramos galbūt ir nebūtų nugalėjęs savo konkurento Varšuvos mero, pradėjo save pristatyti kaip Amerikos prezidento žmogų Europoje. Rugsėjo viduryje jis išskrido į Berlyną su vienu pagrindiniu reikalavimu – sumokėti Antrojo pasaulinio karo reparacijas. Kaip buvęs lyderis, Jaroslavas Kačinskis nesėkmingai tai bandė pasiekti 3,5 metų. Na, o kalbant apie naująjį Europos triumviratą, labai iškalbinga buvo išvyka į Ukrainą. Kai Tuskas pasirašė naują Lenkijos ir Prancūzijos sutartį su Makronu, kitą dieną lyderiai prisijungė prie Merco ir Starmerio naktinėme traukinyje į Kijevą.
Nuotraukos iš tos kelionės rodo Prancūzijos, Vokietijos ir Didžiosios Britanijos lyderius, sėdinčius kartu savo salone, apsirengusius įvairių atspalvių mėlynais džemperiais, akivaizdžiai besimėgaujančius vienas kito draugiją. Tuskas akivaizdžiai nėra matomas, nes buvo pasodintas į atskirą vagoną. Tai, kas tuo metu atrodė kaip nedidelis organizacinis aplaidumas arba nesklandumas, dabar įgauna visai kitą prasme. Tai buvo pirmasis matomas ženklas, kad Lenkija buvo išstumta iš artimiausių bičiulių rato. Ir šis susivienijimas turi tam tikrą logiką. Vokietija nėra branduolinė valstybė kaip Didžioji Britanija ar Prancūzija, bet ji turi finansinių rezervų, pinigų, kad galėtų prisimti pagrindinę naštą remdama Ukrainą dabar, kai Amerika pasitraukė. Prancūzija prisideda branduoliniais pajėgumais ir pasirengimu siųsti karius į galimas taikos palaikymo misijas Ukrainoje. O Didžioji Britanija teikia branduolinį pajėgumą ir po Brexit mato suartėjimą su Paryžiumi ir Berlynu, kaip būdą iš dalies atšaukti Brexit pasekmes, faktiškai neprisijungiant prie ES. Visi trys lyderiai taip pat susiduria su panašiais vidaus iššūkiais dėl nacionalistinių populistinių judėjimų. AfD Vokietijoje, nacionalinio susirinkimo Prancūzijoje, Reform UK Didžiojoje Britanijoje, kurie šiuo metu pirmauja apklausose. Man, žiūrint į tai, kaip vertinama Lenkija Europoje, kyla klausimas, o kaip į mus žiūri europiečiai? Jie nevertina 10 kartų už mus didesnės Lenkijos, kaip žiūri į Lietuvą ir kitas Baltijos šalis. Užbaigiant apie Europos triumviratą, Didžioji Britanija, Vokietija ir Prancūzija gali kiek nori kartu koordinuotis tarp savęs, bet reikia pripažinti aiškius faktus. Be Amerikos pagalbos nė viena iš šių šalių negali veiksmingai apginti net savo teritorijos, jau nekalbant apie galios panaudojimą Ukrainos gynybai ar Rusijos atgrasimai. Na, o kol Europos lyderiai koordinavo savo diplomatinius atsakus, Pentagonas pateikė ultimatumą, kuris atskleidė atotrukį tarp Europos siekių ir galimybių. Gruodžio pradžioje Vašingtone vykusio susitikimo metu Pentagono pareigūnai Europos diplomatams pareiškė, kad Jungtinės valstijos nori, jog Europa iki 2027 perimtų didžiąją dalį NATO konvencinių gynybos pajėgumų, nuo žvalgybos iki raketų. 2 metų terminas Europos pareigūnams pasirodė nerealus, tačiau Amerikos žinia buvo aiški. Jei Europa nepasieks šio tikslo, Jungtinės valstijos gali nustoti dalyvauti kai kuriuose NATO gynybos koordinavimo mechanizmuose. 5 šaltiniai susipažinę su diskusijomis, įskaitant Amerikos pareigūną, patvirtino ultimatumą Reuters agentūrai. Tai reiškia dramatišką pokytį NATO vidaus naštos pasidalyjime. Įprastiniai gynybos pajėgumai apima visus nebranduolinius išteklius nuo kariuomenės iki ginklų. Pareigūnai nepaaiškino, kaip Amerika vertins Europos pažangą prisiimant didžiąją dalį naštos, tačiau pats terminas buvo aiškus. Keletas Europos pareigūnų kategoriškai pareiškė, kad 2027 metų tas terminas nėra realistiškas, nesvarbu, kaip Vašingtonas vertins pažangą, nes Europai reikia daugiau nei pinigų ir politinės valios, kad per trumpą laiką pakeistų tam tikrus Amerikos pajėgumus. NATO sąjungininkai susiduria su karinės įrangos, kurią jie bando įsigyti gamybos atsilikimais. Nors Amerikos pareigūnai skatina Europą pirkti daugiau Amerikoje pagamintos įrangos, kai kurie iš labiausiai vertinamų amerikietiškų ginklų ir gynybos sistemų, jei būtų užsakyti net ir šiandien, vis tiek būtų pristatyti tik po 4 metų. Dar svarbiau yra tai, kad Amerika prisideda pajėgumais, kurių negalima tiesiog nusipirkti. Unikalūs žvalgybos, stebėjimo ir žvalgybos pajėgumai pasirodė esantis labai svarbus Ukrainos karo pastangoms. Šių sistemų, palydovų elektroninio karo platformų, žvalgybos informacijos sujungimo centrų kūrimas ir integravimas truko dešimtmečius. Jos negali būti sukurtos per 2 metus nepriklausomai nuo turimo biudžeto. Net jei kiekviena Europos NATO narė nedelsdama padidintų gynybos išlaidas iki 5% nuo BVP, pajėgumo spragos per 2 metus nebūtų užpildytos. Pagrindinių ginklų sistemų pirkimo terminai trunka nuo 5 iki 10 metų, turint galvoje nuo užsakymo iki pristatymo. Mokymas trunka apie metus. Integracija ir sąveika reikalauja daugybės pratybų ir koordinacijos. Komandinių struktūrų, logistikos tinklų ir žvalgybos pajėgumų, kurie veiktų nepriklausomai nuo Amerikos sistemų, kūrimas trunka dešimtmečius, o ne metus. Tad atsidūrusios tarp Amerikos reikalavimo ir karinės realybės Europos vyriausybės kreipėsi į Jungtinių valstijų kongresą. Abiejų partijų sprendimus smerkiant Trumpo strategiją atstovų rūmai balsavo už išsamų gynybos įstatymą, kuris apribotų prezidento galimybę išvesti karius iš Europos. Nacionalinės gynybos įgaliojimo įstatymas numato, kad administracija negali ilgam laikui sumažinti Amerikos karių skaičiaus Europoje žemiau 76 000 ribos, nors jis gali laikinai nukristi, tačiau tik trumpam, iki 45 dienų.
Pentagono duomenimis neseniai Europoje buvo dislokuota apie 100 000 amerikiečių. Maždaug 65 000 nuolat dislokuotų, o likusi dalis rotacijos pagrindų palikta Europoje. Respublikonas Kongreso pirmininkas Maikas Johnsonas pareiškė, kad šis reglamentas kartu su kitomis įstatymo projekto nuostatomis užtikrins, kad Amerikos ginkluotosios pajėgos liktų galingiausios pasaulyje ir galėtų atgrasyti bet kokį priešą, turint galvoje ir dislokaciją Europoje. Na, o Kongreso apribojimai dėl karių skaičiaus mažinimo suteikia Europos vyriausybėms laiko bent šiek tiek atsikvėpti, bet neišsprendžia pagrindinės problemas. 76 000 amerikiečių karių Europoje, net jei jie ir bus išlaikyti, negali apginti žemyno nuo ryžtingo Rusijos puolimo. Jie pirmiausia savo buvimu garantuoja Amerikos įsitraukimą, bet jei Amerikos politinė valia ginti Europą išnyko, karių skaičius tampa antraeilis klausimas, palyginti su tuo, ar Vašingtonas iš tikrųjų įsipareigos kariauti su Rusija. O NATO vyriausiasis sąjungininkų vadas Europoje generolas Aleksis Grinkevič bandė rodyti pasitikėjimą, nepaisant sumaišties. Kalbėdamas alijanso operatyvinėje vadavietėje Belgijoje, 4 žvaigždučių Amerikos generolas sakė: "Aš pasitikiu Europos ir Kanados pajėgumais. Šiandien esame pasirengę susidurti su bet kokia krize ar nenumatyta situacija." Tačiau Grinkevičiaus optimizmas skambėjo tuščiai Europos pareigūnams, kurie suprato, kad trūksta jų pajėgų. Jis pripažino, kad bet koks numatomas amerikiečių karių pasitraukimas iš Europos būtų susijęs su Trumpo būsima gynybos strategija ir pozicijos peržiūra, kuri, kaip plačiai tikimasi, apims pajėgų perkelimą iš Europos į Indijos Ramiojo vandenyno regioną. Šis pokytis jau prasidėjo, kai praėjusį mėnesį Amerika paskelbė iš Rumunijos išvedanti 800 karių. Paklaustas apie politinės įtampas susijusią su taikos darybomis Ukrainoje, Grinkevičius tvirtino, kad jos neturi jokio poveikio mūsų misijos įvykdymo galimybėms NATO požiūriu ir pridūrė, kad padidėjusios Europos gynybos išlaidos reiškia, kad NATO rytoj bus labiau pasirengusi, o poryt dar labiau atsilaikyti prieš Rusiją. Šis optimizmas ignoruoja laiką. Taip, NATO rytoj bus labiau pasirengusi nei šiandien, jei Europos šalis nuoširdžiai imsis išlaidų didinimo, jei viešieji pirkimai vyks sklandžiai, jei mokymo programos bus išplėstos ir jei visos dalys susidės į vieną bendrą visumą. Tik viena bėda. Rusija gali nelaukti ir pulti anksčiau, o žvalgybos vertinimai įspėja, kad Rusija bus pasirengusi pulti NATO iki šio dešimtmečio pabaigos. Būtent tada, kai Europa turėtų tapti pajėgi apsiginti pati. Tai dar ne viskas, tai tik pirmoji mano laidos dalis. Toliau aš kalbėsiu apie Europos karinius pajėgumus, pirmiausia apie tai, ar didžiosios Europos valstybės sugebėtų po 2 metų perimti žemyno saugumą į savo rankas. Ko joms labiausiai trūksta, kad galėtų tai padaryti, nes reikia ne tik karinių pajėgumų, bet ir politinės valios nutraukti komforto erą ir priimti sunkius sprendimus. Reikia su savo piliečiais pradėti elgtis kaip su suaugusiais ir paaiškinti, kad bent jau kol kas negali pensijos, išmokos ir algos nuolat tik augti ir augti. Kažkada reikia pradėti rūpintis ir savo saugumu, kariuomenė svarbiausia infrastruktūra. Tad nuo šiol reikės nors truputėlį susiveržti diržą, kuris vos laiko nuo ilgamečio komforto išsipūtusi pilvą. Kalbėsiu ir apie kritinės Vokietijos bei Didžiosios Britanijos kariuomenių bėdas. O jos svarbios ne tik vokiečiams ir britams, bet ir mums. Ir tuoj paaiškinsiu kodėl. Vokiečiai jau dabar atidėjo ir išplėtė savo sausumos pajėgų pasirengimo karui reagavimo laiką. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jei rusai staigiai užpultų mus, vokiečių papildomas pajėgos įsipareigoja pas mus atsirasti ne per 10, o per 30 dienų. Tai reiškia, kad mums vieniems reikės atsilaikyti ne savaitę ar 2, o visą mėnesį, kaip beje ir prognozavo Amerikos generolas Benas Hodžesas. O kur dar Europos branduolinė galybė Britai, kurių branduolinį atgrasymą turintys užtikrinti laivai dažniau stovi remonto dokose nei plaukioja jūrose? Tada apie visą tai antroje mano laidos dalyje, kurią galite rasti mano Substack, Contribui ir Patreon platformose.